Tai sveiki visi, labai labai įdomu paklausyti ir įvairiausių temų ir matom, koks technologinis proveržis vyksta. Ir iš tikrųjų šitas renginys jau daugiametis renginys ir sudalyvavau galbūt net ir visuose, gal kažkurį praleidau, tikiuosi ne. Ir iš tikrųjų čia paminėsiu kelis faktus, kurių greičiausiai daug kas nežinot. Ir šiandien iš tikrųjų tokia įvyko realizacija, kad blemba senstu, nes per daug žinau, kas vyko prieš tai. Tai toks fun fact iš kelių momentų. Tai prieš pietų pertrauką dar buvo prezentacija Mariaus Žygaičio. Žinau, gal pabėgo Marius, gal pačiu Marius jau nebėra. Ir jūs įsivaizduojat, tai Marius buvo tas žmogus, kuris realiai parodė man SketchUpą. Aš buvau prieš tai jo nematęs ir negirdėjęs. Jisai parodė, aš tuo metu dirbau su 3ds Maxu. Jau nežinau, kiek metų atgal, bet daug. Ir gavosi tuo metu kaip tik prasidėjo komerciniai pardavimai SketchUpo ir iš tikrųjų tas nuopelnas tikrai yra Mariaus, nes Marius tą produktą parodė ir pirmus komercinius mokymus mes su Marium vedėm, kas susijęs su SketchUpu Lietuvoje. Tai daug metų prabėgo ir SketchUpas žiauriai pasikeitė. Ir dabar dar šiek tiek žingsnį darėte į priekį ir aš atsimenu, kai pradėjau mokintis virėjų, jūs nepatikėsite, iš ko aš mokiausi. Yra tokia knyga, dar pasirodo yra, kaip tik dar šiandien pasižiūrėjau. Yra tokia knyga, Vyriai Complete Guide. Ir jinai, žiauriai sena knyga. Ir čia yra visiškai techninė knyga, kaip virėjus masto, dirba ir veikia. Tai tam tikri dalykai yra nebeaktualūs, bet tą knygą aš perskaičiau, domėjausi ir su ją dirbau. Ir jinai žiauriai stora, aš pats ją ir turiu, bet jūs pažiūrėkite į turinį, kiek čia 100 lapų ir, pavyzdžiui, čia tema, pavyzdžiui, Cameras and Lights prasideda nuo 684 puslapio. Tai knyga visiškai iš techninės pusės, kaip virėjus mastą. Ir mūsų pavyzdžiai ką rodė, tiek dabar VR Arena Home rodė, atitinkamai, kai buvo rodytas su panoraminiam nuotraukom Jaroslavo, tai rodo, ant kiek nerealiai priekį mes pažengėm. Ir labai smagu matyti, kad tie projektai tampa vis kitaip išnaudojami. Ir per visą tą laiką, kas nepasikeitė, tai SketchUpas tikrai liko, geras reikalas, virėjus irgi liko. Tiesas, virėjus irgi išgyvena gal tokią tam tikrą krizę, pavadinkim, toks žiauriai geras produktas, čia man Jaroslavas gal irgi pritartų, produktas žiauriai geras, bet jisai šiek tiek praranda, kas jis toks yra. Nes dabar yra Lumionas, Twinmotionas, aušrinė minėjo, Unreal Engine'as, Unity's, Enscape'as, D5 serijos sąrašas yra begalinis. Ir vienas dalykas, kas tikrai apjungia viską, tai norimas gauti, koks norimas yra rezultatas. Ir virėjus turi labai įdomių funkcijų, kurios čia šiuo atveju praverstų tiek, ką Jaroslavas rodė su panoraminiam nuotraukom. Čia netgi, sakyčiau, gal pratęsimas tą, ką rodė Jaroslavas. Jaroslavas rodė, kad jūs galite nusirenderinti 3 paveiksliuką ir tą paveiksliuką panaudoti kaip apsikeitimui, parodymui, bendravimui ir panašiai. Ir tai yra visiškai teisybė. Ir ką aušrinė rodė irgi iš esmės tas pats į tą pačią pusę. Ir viena problema vis tiek yra, su kuria susidurs visi, kad klientui ne viskas tinka ir reikia pakeitimus padaryti pakankamai greitai, jų reikia daug ir reikia turėti labai neblogą mechanizmą, kaip greitai ir patogiai daryti pakeitimus. Tai čia galioja visom programinėm įrangom. Ir kas geroji dalis, jeigu lygintume, fotografiją, kad mes gaunam žiauriai daug žalios informacijos, kurios neįmanoma būtų gauti fotografavimo metu. Ir kalbant apie vizualizacijas, 300 turus, VR turus, tai žiūrinti bendrą vaizdą, kai jau gaunam, tai labai gaila būna kažką keisti, nes dažniausiai tai kainuoja nemažai laiko. Ir šią mano temą šiek tiek apie V-Ray bufferį. Platus daiktas, neužsikirskim, kad čia V-Ray bufferis, kad čia tik virėjaus funkcionalumas.
tą patį arba labai labai panašiai daro Corona renderis, Redshiftas, V-Ray for Everything daro. Panašų mąstymą turi ir Unreal Engine'as. Unreal Engine'as irgi turi real-time kompozitinimą. Tai realiai dauguma sprendimų tą turi, vienokia ar kitokia forma. Tai pagrindinė mano mintis parodyti, kad yra labai svarbus momentas žinoti, kad galutinį rezultatą galim pakankamai stipriai pasikeisti. Ir yra keli etapai. Tai etapas yra šiek tiek lengvesnis ir po to tas šiek tiek sudėtingesnis, bet daugiau funkcijų, kai prasideda deep compositing. Beje, jeigu įsivestumėt kur nors deep compositing, tai rastumėt ne tik prie Virėjaus, čia būtų ir prie Photoshopo, būtų prie Premiere, DaVinci Resolve ir visų kitų mėgstamų produktų. Dabar trumpai noriu parodyti. Beje, irgi čia dar vienas toks trumpas. Čia Tomas, kaip pristatinėjimo temą, Tomas paminėjo, kad šita tema yra gal labiau šiek tiek pažengusiam. Tai gal klausyti šiek tiek reikia turėti kažkokio supratimo, kas prieš tai vyko, bet realiai tą, ką parodysiu, yra panaudojama tie, kas jau dirba ir startuoja arba dar tik mokinasi virėjų ir tai daug ką keičia nuo pat pradžių. Tai mintis yra tokia. Yra toks dalykas kaip render elements arba render passes, kitaip vadinamas. Ir pasirodo paslapčia visi jūsų render engine, kad ir kokį naudojat, įskaitant ir virėjų, jie paslapčia skaičiuoja žiauriai daug dalykų, labai daug. Ir skaičiuodami paslapčia tos dalykus, juos leidžia iškelti, pavadinkime, viršų ir kažką pasikeisti po visko, kas yra labai 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 patogu. Ir jeigu klientui kas nors netinka, arba mums patiems kažkas netinka, kolegai netinka, mes galime pasikeisti. Tai render elements, realiai, kaip ir minėjau, yra tam tikra dalis informacijos, kuri yra, panaudokim žodį, paslėpta nuo mūsų. Ir va čia va toks mažas pavyzdukas. Pats viršutinis paveiksliukas, terminologija trumpa, beauty pass, tai yra vadinama. Tai yra paveiksliukas, kuris susikrauna iš visų elementų. Reiškia atspindžiai, blizgesiai, permatomumas, spalvos, šviesa, global illumination, kampų sutamsinimas, ambient occlusion. Viskas, ką galite pagalvoti. Ir netgi produktų ir visų elementų sufletinimas, kad mes galėtume prieiti prie kiekvieno elemento. Tai va, realiai pasislėpę softai mums daro labai daug gerų dalykų, tik reikės išmokti išnaudoti. Tai dabar V-Ray Frame Buffer'e, dešiniai pusėje jau greičiausiai teko matyti kažkada tokį dalyką. Corona beje tą patį irgi turi, V-Ray for Everything. Tai šitoj pusėje mes turime įvairius sluoksnius ir tai jau vadinama postprodukcija. Tai va tas postprodukcija su Frame Bufferiu, tai jeigu taip vaizdžiai įsireiškus, galėtume pasakyti, kad tai yra mini Photoshopas, kad mes galim pasikoreguoti tam tikrus labai labai svarbius dalykus. Ir elementariausi dalykai, tai reiškia, mes sluoksniuojam, kaip Photoshop ir be kitose programinės įrangose, realiai mes, pavyzdžiui, galim pasikoreguoti, pavyzdžiui, exposure. Ir mes galime pasikoreguoti, kad mums exposure, bendras apšvietimas, jis turi būti vienoks, nudeginimai turi būti kitokie, tarkim, jis leidžia pasikeisti tokius įvairius dalykus. Pavyzdžiui, dar yra toksai filming tone map, jisai leidžia mums spalvos pasikeisti, ar jos labiau išryškintos, ar bendras vaizdas kitoks. Tai čia toks visiškai basic panaudojimas, kurį irgi jau reikėtų žinoti. Tai čia yra pirmas žingsnis. Tai pirmas žingsnis pasidaryti paveiksliuko šiek tiek color correction, šiek tiek paveiksliuką pasišviesinti, pasitamsinti, bei visi modernus render engine'ai duoda prieimą prie apšvietimo šaltinių, tai reiškia, net ir po renderio aš galiu prieiti prie apšvietimo šaltinių, jos pasikoreguoti, pasikeisti jų šiltumą, šaltumą ir viskas vyksta realiu laiku, nes realiai viskas vyksta jau paveiksliuko lygmenį. Tai čia pirmas levelis, visiškai basic, reiškia, mes pasidarom renderį ir netgi jeigu kažkas mums nesigavo, mes labai nepergyvenam, mes šiek tiek pasišviesinsim, pasitamsinsim ir pasikeisim spalvas. Einam į antrą lygį. Antras lygis yra, kai mes jau ne bendrai norim kaip nuotrauką pasikoreguoti, o mes jau turime tam tikrų reikalavimų selektyviai. Tai va kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mes nusirenderinom paveiksliuką ir pažiūrėjom, kad mums ne visai gerai gavosi siena. Mes įsivaizdavom, kad sienos spalva bus vienokia, iš tikrųjų gavosi šiek tiek kitokia ir norėtume ją šiek tiek pasikoreguoti. Dabar pati ilgiausia ir sudėtingiausia dalis būtų grįžti į virėjų, pasikeisti sieną ir mėginti iš naujo renderinti ir tikėtis, kad bus gerai. Tokį atmeskim, tai yra labai neefektyvu. Antras būdas yra
tie, kas nežino vyriai frame bufferio, bet žino, kaip pavyzdys Photoshopą, meta paveiksliuką į Photoshopą, mėgina su Magic Select Toolsais pasižymėti sieną, kas yra labai sudėtinga. Čia lengva, čia lengva, čia lengva. Tokiose vietose, kaip čia, pasižymėti tampa ultra sudėtinga arba vietomis neįmanoma. Ir pasirodo, mes turime tokį labai labai gerą sluoksnį. Aš parodysiu, kur gyvena tie sluoksniai ir nuo šiol jos labai labai kviečiu naudoti. Taip, čia mano sluoksnis kraus. Ba. Ir yra tokie, vyriai aseditorius, tokie lapeliai, ir yra toksai sluoksnis, kuris vadinasi Cryptomate. Cryptomate'as veikia labai labai paprastai. Aš netgi iškart parodysiu, kaip jis atrodo. Čia vienas iš tų, kur privalomai turėtumėt naudoti tik pradėję dirbti. Tai Cryptomate'as, jisai padaro tokį dalyką. Jisai kiekvieną objektą, kokį užfiksuoja pagal objektą komponentas arba grupę, arba pagal medžiagas, ir jisai padaro visiškai taip vadinamą flat color. Tai su flat color jisai žino tiksliai objekto ribas, kas mums jau žiauriai gelbėja. Tai reiškia, čia jau toks jau lygis, kad mes, jeigu kažką keisim, ir mes norim keisti ne per visą paveiksliuką, o kažkur per objektą. Kaip pavyzdys, grįžtam prie sienos. Mes sugalvojam pasidaryti color balance, arba, pavyzdžiui, hue saturation, kažką iš tų, paimkim color balance. Ir jeigu aš dabar, pavyzdžiui, pridėčiau šiek tiek raudonos spalvos, tai pastebėkite, jisai visą paveiksliuką įdaro raudonos spalvos. Bet mes ką tik kalbėjom, mes esame jau antram lygį, mes galim tai padaryti per Cryptomate. Ir panašiai kaip ir Photoshop'e, frame bufferis dirba su maskim. Ir jeigu mes pasispaustume šitoje vietoje, mes sakom, o davai panaudokim Cryptomate mask. Mes tam tikrą etiketą norim pakeisti. Paspaudus Cryptomate mask, aš galiu pasakyti, kad o davai šitą sieną, paspaudžiu vieną kartą ant sienos, tengi gali parodyti, pavyzdžiui, show preview the selected. Rodo, kad šitam objektui, tai aš galėčiau ir daugiau objektų paselektinti, jeigu man to reikėtų. Ir dabar, jeigu aš grįžtu prie šito color balance, pavadinkim jį sienos, tai aš galėčiau įdėti arba atimti šiek tiek raudonos spalvos, bet pažiūrėkite, viskas vyksta tik sienos lygmenį. Tai realiai gaunasi, aš galiu pasikoreguoti sieną į norimą spalvą. Dabar nereikėtų iš karto susiaurinti mąstymo taip, kad mes tai darom tik tokiu atveju, jeigu klientas paprašė, netiko ir panašiai. Čia yra labai gerai išgaudyti ankstyvoje stadijoje įvairias problemas su spalvom. Tai pavyzdžiui, aš noriu pasimėginti, kokią spalvą labiausiai tiktų. Ir aš galiu pasižaisti, aš po to gal pasikeisiu ir su RAW kodu pritaikysiu ir jų vyrėjai pakeisiu. Bet tokiu greičiu aš noriu paveiksliuko lygmenį pasižiūrėti, kuri ta siena vis dėlto man būtų gražiausia. Dabar reiškia, tai visi šitie sluoksniai, kuriuos mes matom, kuriuos pritaikom įvairiai, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, hue saturation, kaip pavyzdys, ta spintelė yra, tarkim, šiek tiek per intensyvi. Tai lygiai taip pat, aš galiu pasakyti, kad jei taikau kriptomaską šitai spinteliai ir sakau, taip, darašykim, kad būtų aiškumas, labai patogu dirbti, kai mes matom. Ir atitinkamai sakau, ir savo noriu pasižiūrėti, o jeigu mes šiek tiek atimtume spalvos iš šitos spintelės. O gal atvirkščiai, gal mes norim jos tiesiog pridėti. Ir gal mes norim ją pasikeisti kažkurią pusę. Tai realiai mes jau dirbam tam antram lygmenį, kur galime ateiti selektyviai iki bet kokio objekto ir atitinkamai pritaikyti. Dabar pats iškelsiu klausimą, kuris anksčiau ir vėliau jums iškiltų. Ir iš karto atsakysiu. Gaunasi, kad neretu atveju, kai renderinat interjerą arba eksterjerą arba produktą, jūs įrenderinsite ne su viena kamera, nes mes realiai dirbam su vienu paveiksliuku, o jūs realiai turėsite antrą renderį, trečią renderį, ketvirtą ir panašiai. Dabar geroji, žinokit, dalis yra, kad šitas medis, kurį mes prikaitaliojam bendrą apšvietimą, susitvarkiam savo apšvietimą su light mixu, pasikeitėm sieną, pasikeitėm spintelę. Ir mes norėtume nusirenderinti iš kito kampo. Tai klausimas, tai ką man iš kito kampo vėl visą tą procedūrą reikės praeiti? Tai nereikia. Tai šitas medis, realiai čia yra, šitoje vietoje yra du mygtukai, kurie leidžia išsaugoti arba užlaudinti visą šitą medį. Tai realiai gaunasi, jeigu aš pasidariau šitaip žalią sieną ir man tinka, pasidariau korekciją ir aš tokių paveiksliukų, vėl grįžtu prie Jaroslavo pavyzdžio. Jaroslavas surendrino kelis paveiksliukus, beje, tas pats, kuris rodė 3 paveiksliukus, redagavimas vyksta taip pat. Nieko nesiskiria, klikinam ir pakeičiam spalvą.
Ir realiai nusprendėm, kad visas projektas siena ką tik pasikeitė, atspalvis arba spalva netgi. Tai realiai sutvarkius vieną tašką panoraminį arba vieną vizualizaciją, aš galėčiau perkelti visus šitos padarimus į kitą paveiksliuką arba į kitą panoramą ir jie visi ir persidarys. Tai reiškia, ta siena, kurią tokią dabar padariau šaliai, pagal šitos nustatymus jinai irgi bus pakeista į žalia. Tai čia žiauriai geras reikalas. Tai realiai mes galim tą visą medį išsaugoti, galim save arba tinkamai po to paspausti load. Nu va, tai čia antras lygis. Pirmas lygis yra bendrai pasikeičiam white balance, exposure ir visą kitą. Antras lygis, kai mes jau selektyviai galim ateiti iki objektų. Ir dabar jau tas trečias lygis, kaip pasikeisti greit ir gauti rezultatus paveiksliukę, vizualizaciją arba panoraminiam vaizde, tas jau prasideda labiau deep composition. Dabar tas deep composition gaunasi, kad mes jau pradedam lysti ir miksuoti vidinius sluoksnius. Tai va šita jau dalis, jau sakyčiau gal labiau pažengusiems, bet pasimėginti pradžią, nes jie turi labai padarę jau draugiškai. Anksčiau buvo labai nedraugiškai, dabar draugiškai. Tai kai mes galim desikasti iki įvairiausių sluoksnių. Ir va tie visi sluoksniai gyvena štai va čia. Ir čia mums rodo, ką jis paslapčia skaičiavo. Ir jisai ima iš va šito sąrašo, plus papildomai iš tokio vieną elementą, apie kurį tai parodys. Ir va šitoj vietoj, pavyzdžiui, aš galiu pasižiūrėti refraction. Tai šitas sluoksnis rodo atskirai suskaičiuotą per matomumą. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, va čia rodo grinai, ką daro šviesa. Čia rodo reflection element. Tai reflection element rodo, kaip kas stipriai atspindi arba neatspindi. Įsivaizduojat, kaip patogu, reiškia, aš galiu matyti vizualiai, kurie objektai atspindi. Kuo spalva yra tamsesnė, to jis mažiau atspindi, kuo spalva yra šviesesnė, to jis labiau atspindi. Tai būtų galima pasikeisti pilnai visą atspindžių ir per matomumo sprendimus. Įsivaizduokite, padarėte grindis, kurios labai blizgios ir nusirenders ir galvojat, galėtų būti biškai matiškesnės arba mažiau blizgėti. Tai visą tai galime daryti su tais sluoksniais. Dabar dar yra tokių įvairių sluoksnių iš deep composition, jeigu darytume, parodysiu. Diffuse filter. Čia jau ir geras sluoksnis. Kaip pavyzdys, diffuse filter, įsivaizduokite, jisai parodo gryną spalvą, kokia yra panaudota, be jokių atspindžių, šešėlių ir nepaveiktas apšvietimas. Tai jeigu, kaip pavyzdys, norėčiau pamatyti, kaip atrodo mano elementas su, tarkim, RAL kodu, bet dar nepaveiktas apšvietimo, tai va čia ir matytųsi, ar jūs uždėjote RAL kodą ar ne. Tai jeigu mes turime sieną su RAL, mes galim pažiūrėti, kaip jinai atrodė prieš apšvietimą, ką padarė aplinka ir kaip jinai pasikeitė. Kosmosas, kaip galima pasitikrinti. Ir atitinkamai daryti pakeitimus. Gal mums reikia kito kodo, gal kito apšvietimo ir panašiai. Tai visi šitie sluoksniai, kai jie gražiai apsijungia, jie atsiranda va tam pagrindiniam sluoksniui. Ir tas reikalas, kurį pirmai buvo užsiminęs, jis vadinasi Beauty Pass. Ir turime tokį naują sluoksnį, sąlyginai naujas jau kurį laiką yra. Ir tas sluoksnis, jisai vadinasi Back to Beauty. Ir va čia gražiai netgi yra prašyta, kad jisai paima Back to Beauty, jisai jūsų paprastą panoraminį arba paprastą renderį išskirsto į va šitos, pavyzdžiui, lighting, reflection, speckle, refraction ir visus kitus ir leidžia pasikoreguoti ir prieiti prie visų elementų po renderio. Tai dabar pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Ir va šita dalis greičiausiai mažai kam užkliuvo arba mažai kas lankėtės, bet tikrai esat panaudoję Light Mixą. Kai jūs paspaudžiat ant Light Mixo, tai va yra papildoma dalis, o čia rašo Composite. Tai va šitoj daly, va čia prasideda tas Deep Composition. Tai reiškia, iki čia mes pabuvom tose dviejose leveliuose, bendras vaizdas, po to selektyviai per objektą arba per materialsą ir atėjus į Composite, jisai mums paruošia visų sluoksnių struktūrą. Ir čia šita vieta, kai galime jau, grubiai tariant, pasileisti plaukus ir kaitalioti viską labai greitai ir patogiai. Faktas, kad kaitalioti greitai ir patogiai reikia žinoti, ką mes norim keisti ir žinoti, ką tie sluoksniai reiškia. Tai šiek tiek pasidomėti vis tiek reikia. Bet kaip pavyzdys, paimkime, tai yra sluoksnis specular.
Tai specular sluoksnis atsakingas yra už blizgis. Ir dar pasižiūrėkime, gal netgi mes rasim staigiai specular pasižiūrėti, kaip atrodo. Specular element. Tai specular element rodo šitos vietos, kur, kaip anglizmą panaudojus, už highlightina. Yra, pavyzdžiui, va šitoje vietoje matau spintelę, šitoje vietoje čia, už highlightina čia. Ir mes visur matom, kur šviesa stipriau nušvietė. Ir visai gal mes norėtume šitą reikalą šiek tiek susilpninti. Tai paspaudus ant specular ir atėjus prie šito sluoksnio, aš galėčiau jį pradėti mažinti ir mes galim, netgi, pavyzdžiui, įveskim specialią pradžią 0. Ir taip atrodo mūsų vaizdas be jokio specular. Tai reiškia, net ir tokius blizgesius po renderio aš galėčiau susitvarkyti. Pavyzdžiui, mano akimis gal, gerai, tarkim, nusprendėm, kad šiek tiek per daug. Ir aš galiu pradėti šiek tiek mažinti, kiek vis dėlto turi būti to blizgesio. Ir va čia apjungus dabar jau tas čiaupras einam link deep composition. Ir jeigu mes dar apjungtume antrą metodą, kuris yra selektyviai skirtas išgaudyti elementus, tai mes galėtume šitam elementui, jau esant prie composite, mes galėtume paspausti, kad davai mes norim tai padaryti per elementą. Ir pavyzdžiui, mes sakom, norim šitam elementui ir mes specular elementą įsikėlėm atskirai ir galim susikoreguoti atskirai jo, kaip jisai turi blizgėti ir selektyviai eiti per objektus ir atrinkti, kurie objektai turi blizgėti ir kurie ne. Ir jeigu mes grįžtume dabar prie specular element, mes matom, kaip jis atrodė originaliai ir dabar gaunasi, kai mes įsijungiam šitą, atitinkamai jisai matosi, kaip jisai kinta. Ir va čia galima, kaip ir minėjau, čia buvo specular, atitinkamai, jeigu perėtume prie reflection dalies, jeigu perinam prie, pereikim prie reflection dalies, tai čia rodo, kaip atspindi objektai. Pakankamai stipriai, sakyčiau, gal šiek tiek irgi per intensyvu. Ir jeigu mes galėtume grįžti prie reflection dalies, bei nesumaišykit, čia vyrėjai taip yra padaryta, yra reflection ir refraction. Ir kai jų labai daug yra, kai labai greit skaitai, tai jie visi patampa arba reflection, arba refraction, ir labai lengvai galim prisispaudinėti nesąmonę. Tai reflection dalis atsakinga už atspindžius, ir jeigu mes pradėtume atspindžius kaip pavyzdys šiek tiek mažinti, tai mes galim sumažinti, kiek kas atspindi ir kaip atspindi. Ir dabar reflection, kol kas jisai koreguoja atspindžius bendrai, pažiūrėkime prie staliuko, čia yra atspindžiai, ir vėl įveskim, pavyzdžiui, 0. Ir dabar aš pasakiau, kad nenoriu jokių atspindžių šitoje scenoje, kol kas nieks neatsispindi. Ir tada mes galime atitinkamai grąžinti atspindžius, grąžinkime, kaip buvo, pavyzdžiui, 1, tai grįžta ir ant spintelių, ir ant kėdžių. Ir tada vėl prasideda mūsų darbo eiga, kad mes galim sakyti, o davai padarom tik tais kažkam. Ir prasideda, kad mes norim šitam ir šitam padaryti taip, o po to kitam sluoksniui mes norėsim padaryti kitaip. Ir čia einant link to, kad jūs galite gauti labai greitus, gerus rezultatus. Antras, galite turėti kiek norite variantų. Ir šita darbo eiga skaitosi non-destructive way. Tai reiškia, kad bet kokiu atveju mes nieko nesugadinam. Mes dirbam su žalia medžiaga, bet kuriuo momentu, kas nors mums netinka, mes paspaudžiam bet kurį kanalą reset, arba paspaudžiam ant vizualizacijos visų šitų kanalų, visų sluoksnių reset, ir mes grįžtam į pradinį. Arba aš galėčiau skirtingus pasimėginti ir įsisaugoti juos atskirai ir po to išsirinkti, arba klientas išsirinktų labiausiai norimą. Tai pagrindinė mano mintis buvo, kad po renderio darbas nesibaigia, o tik prasideda. Pirmas dalykas. Antra, kad nereikia pulti kas biškį perrenderinti, nes neretu atveju būna iš klientų išgirstam, kad dirba su žmogum, kuris jam daro vizualizaciją, sako, ir aš paprašiau šiek tiek pakoreguoti spalvą ir šiek tiek pakoreguoti atspindžius. Ir tai tampa didžiulis darbas, sako, nes man reikės ten x valandų papildomai renderinti. Tai ne visai. Ir antras dalykas, labai svarbus momentas, kad gavus vizualizaciją, kad neužsibūti per ilgai prie materialsų nustatymų ir prie apšvietimo nustatymų. Nes tai irgi kainuoja laiką vis išsimėginti, o kuo greičiau peršokti į frame bufferį ir su light mixu, su composite įrankiais vizulkę kiek greičiau detemti iki norimo vaizdo. Ir kaip pavyzdys, tarkim, tie visokie film tonic mapai, jie skirti ir yra, kad
kaip pavyzdys, nusirenderinam, vienoje vietoje žiauriai šviesu, kitoje žiauriai tamsu. Tai tokius dalykus galime greit sulyginti, nieko iš naujo nerenderinus. Tai belieka tik išmėginti. Tai priminimas paskutinis iš techninės pusės. Tai kai vyrėjai tik pradedat naudotis, net ir jeigu kol kas dar nežinot ir nesinaudojat, porą dalykų įsijunkit, panaudosite, kada sugalvosit prie bet kurios vizulkės. Tai va čia atėjus prie šitų sluoksnių, jeigu paspaustumėt dešinį klavišą, keli dalykai jums reikalingi. Tai reikalingas yra Light Mix, atsakingas už šviesų keitimą po renderio, kiekvieno atskirai. Tada jums reikalingas Back to Beauty, kad galėtumėt pasikeisti atspindžius, spindesi per matomumus po renderio. Ir jums reikalingas yra visą laiką Cryptomatis, kad prieitumėt prie kiekvieno objekto. Jeigu tuos 3 sluoksnius įsijungsit, bet kada, kaip sakant, šaus mintis prie kavos biškį pažaisti su spalvomis su apšvietimu, volia, keli klikai turėsite rezultatą be naujo renderio.